patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Arūnas Kumpis, labas, Arūnai. Sveiki. Taip, sveiki visi, ačiū už ėmimą. Arūnas Kumpis šiandien svečiuose. Ar tave jau atpažįsta gatvė vaikai, rodo pirštais, šitą dėdę mačiau per televizorių? Arba per internetą šiais laikais turėtų būti? Vaikai ne, bet suaugusiai jau gana dažnai. Aš su vaikai, žinai kaip darau, labai įdomus momentas, kai man vaikas sako, dabar jau vis mažiau, nes mane jau išmetė iš visų televizijų, tai vaikas sako, aš tave mačiau per televizorių. Bet visai mažas vaikas. Aš tada jam sakau, aš tave irgi iš televizoriaus mačiau. Vaikas pasimeta. Taip smagus momentas būna. Taip, trečioji knyga tavo išeina jau? Jo, išėjo prieš porą savaičių. Pirmos DPK ir trečia PK? Tai visos apie tą patį, apie mano patirtis kare, tik tai tiek, kad trečios antroji dalis jau apie dronus konkrečiai. Konkrečiai apie dronus. Kažkas, mačiau, iš rėmėjų klausė, ar audio versija bus kada nors. Bus. Dėl to iškart pirmą iššauna bus. Kas įskaitys? Moteris ar vyras? Vyras. Dabar neprisiminsiu pavardės. Aš klausiu ne dėl Bairio, juk karo lėktuve kritiniai pasakymai, kritinės komandos yra moteriškų balsų, nes jis ramina. Kad jau baigėsi degalai, bingo, jau reikia kažkur ieškoti. Tu, aišku, palaikai ryšius su ukrainiečiais draugais, aš to nebejoju. Gali karščiausias žinias iš ten pateikti? Tai tokios ir karščiausios. Realiai po truputį rusai stumasi į priekį, jokių tokių kardinalių pralaužų fronto nėra. Tai nieko praktiškai tokių radikalių permainų nėra. Susidaro įspūdis viena vertus, kad ten yra ramu ir kardinalių nėra persilaužimų ir viskas laikoma toliau, ką rusai bedarytų. Kita vertus, galima manyti, kad čia yra apgaulinga tyla ir kad jeigu vienoje vietoje kur nors kris frontas, nedaug dieve, tai tada būtų labai liūdna. Ar ukrainiečiai turi kažkokią antrą ešeloną ir panašiai? Tai dabar stipriai dirbama prie gynybinių įtvirtinimų, truputį toliau nuo fronto. Savo Surovikino liniją iš esmės, ne? Jo, kažkas tai tokio, o rusai, tai tas sezonas prasidėjo, jisai jau senai tų bandymų buvo ir ten prie Sumų prasiveržti ir prie Charkovo, bet kol kas tai jokių tokių permainų, kaip ir sakiau, radikalių nėra, ukrainiečiai laiko frontą. Tai ar galima būtų teikti, kad jeigu jie pastato kažką panašaus į Surovikino liniją, kuri buvo sėkmė, kaip mes žinome, tai gal ten tiesiog patas ilgam laikui? Yra keletą ten niuansų. Vienas dalykas, statyti karo metu nėra taip paprasta, kaip buvo rusams tada. Neaktyvių karinių veiksmų metu. Antras dalykas, kad vis tiek ta problema personalo, jinai kaip buvo, taip ir išlieka. Ir trečias dalykas, tai tie strigimai su ginkluotės tiekimu. Matom, kas darosi Amerikoje. Tai ten nuotaikų kaitos ištisinės, tai duosim, tai neduosim, tai tieksim, tai netieksim. Pirmadienį Amerikos laikų. Mes čia su tam anksti ryte kalbam, kaip 10 ryto. Naujausia žinia iš Trumpo pokalbė su Netanyahu, aišku, girdėjus, teigia, kad jis toliau tieks gynybinę, ten porą kartų pabrėžtą ginkluotę Ukrainai. Kaip tu vertini tai? Ir apskritai, ar tu pamatęs Trumpą tokiu kumščiai neužėsi, ar ne? Aš vertinu tai lygiai taip pat kaip ukrainiečiai, kurie sako sarkastiškai, kad patikimas kaip amerikonas. Tai dabar tokia nuomonė vyrauja. Taip ir yra realiai. Tai prasme, tai jisai pasikalbėjo su Putinu, nusprendė taip, tai jisai pasikalbėjo su Zelenskiu, nusprendė kitaip, tai jisai pasikalbėjo su Netanyahu, jam taip susišvietė. Ten nieko negali prognozuoti. Lygiai taip pat kaip ir su amerikiečių karių buvimu Lietuvoje. Dabar girdėjau paskutinę interviu mūsų ministrės Šakalienės su Anožiu. Tai
dar prieš mėnesį ar porą aktyviai neigė, kad absoliučiai nėra jokių požymių, kad amerikiečiai čia kažką tai ketina atitraukti, išvesti ir taip toliau. Dabar jau nebeneigia, jau darom viską, kad atitrauktų kuo mažiau ar neatitrauktų. Na, tai tokia nėra čia niekur jokio stabilumo ir jokio užtikrintumo, nei kad tieks, nei kad bus nieko. Ta prasme, tai ką aš ir kalbėjau dar prieš gerus metus ar pusantrų, ruoštis reikia patiems. Jeigu kažkas tai padės, labai bus gerai, ačiū jiems. Bet pirmiausia, ruoštis patiems. O kai tu dedi kiaušinius į vieną krepšelį ir po to pasirodo, kad pasikeitė, ten nebenori, nebegali, ten kiti prioritetai ir taip toliau, tai ką tada gali kaltinti? Grįžtant truputį prie gynybinės linijos, tai jeigu aš teisingai įsivaizduoju, ten jau buldozai, ekskavatoriai ir viskas, kas statybų aikštelėje gali pamatyti, didelio objekto. Truputį kitaip yra su dabartiniam gynybiniam linijom, čia labai stipriai koreguoja viską dronai. Tai jeigu mes anksčiau įsivaizdavom klasikinės gynybos linijas, ten kelių juostų ar lygių, ten minų laukai, tada prieštankiniai grioviai, tada įtvirtinimai ten ir taip toliau, tai visi šitie dalykai matosi iš kosmoso kaip ant delno. Tai ir juos gali naikinti, kom tik tai nori. Tai dabar truputį pasikeitusi to pačių gynybinių linijų strategija. Nupieš dabar, kaip šių dienų gynybinė linija skiriasi nuo anksčiau? Jinai maskuojama, yra pilnai maskuojama. Viskas yra dengiama ir nėra taip, kad jinai brėžia ten geometrinę liniją, ten tiesiai išmėtoma yra taškais ir tai dažnai susiję su tuom, kad klaidinti priešą, kad priešas nežinotų, kur yra išdėstyti atsparos taškai ir dar diversifikuojamos pajėgos. Tai yra išmėtoma mažesniais padaliniais, mažesniais pajėgumais po 3-4 žmonės atskiruose atsparos taškuose. Tai reiškia, kad jeigu ten nukrenta koksai nors kabas, tai nenušluoja visko ten 300 metrų spinduliu, o žūsta ten minimalus skaičius gynėjų. Tai jau nekalbant apie tą specifiką, ką jau minėjau, dengimo iš oro, tai yra visi apkasai yra dengiami iš oro. Dronais? Ne, aš turiu omeny dengiami fiziškai. Kamufliažas? Ir kamufliažas, ir tinklais, ir taip toliau. Tai antidroninės priemonės visos. Tai yra tokios specifikos. Įsivaizduokim, hipotetiškai rusai atsiremia į ukrainiečių gynybinę liniją, daužosi ir ją paruošia dirvą šarviniam kumščiui. Tai turbūt dar būtų išlikęs dalykas šiuo atveju tankas. Nebūtų dėl vienos paprastos priežasties, kad tie šarviniai kumščiai nebeveikia prie tokio skaičiaus dronų. Tai yra, ką tai suponuoja, tai kad atstumas yra padidėjęs labai stipriai. Žymiai anksčiau pastebime ir žymiai anksčiau pradedame daužyti. Taip, realiai tam 15 kilometrų, kokių jau iš kylančių dūmų gali pastebėti, kad artėja kažkokia tai technika ir tada yra rengiami gynybiniai daugiasluoksniai pajėgumai. Tai yra tie patys dronai, tie patys minų laukai ir minų laukai irgi specifika yra tam tikra, tai yra ne tik minų laukai, o galimi prijudėjimo taškai minuojami iš vakaro naktį.
Tai yra natūralu, kad prieš kiekvieną šturmą pirmiausia pajuda pionieriai, išminuotojai ir nuiminėja. Tai yra tas vadinamas parengiamasis darbas, bet dabar aktyviai yra naudojami tie sunkieji multirotoriniai dronai, BABA-IG vadinami, kurie labai daug funkcijų dabar atlieka ir viena iš tų funkcijų yra prieš galimą šturmą užminuoti prie judėjimo kelius. Tai tos technikos stabdymo funkcijas atlieka ir tie minos, tada ATGMS, prieštankinės raketinės sistemos. Anti-tank guided missile. Ja, ir artilerija ir tie patys dronai. Aš čia to paklausiu ne tam, kad išprovokuoti tą temą tankai prieš dronus, šis, man atrodo, praeitas etapas, bet vis tiek yra įdomu. Rusai dabar naudoja taktiką labai mažom grupėm ant motociklų, nes motociklų daugiau šansų pabėgti nuo besivienčio drono. Tai jeigu nešarvuotas kumštis, tai vėlgi išdaužoma linija, tiek, kad rusai nusprendžia, kad jau galima čia probinti ir tada jie paleidžia tos pačius motociklininkus, 15-20 žmonių grupė ir jų labai daug. Aš nežinau, kokia dabar jų būtų taktika, norint pralaužti frontą. Aš labai abejoju, ar su motociklininkais tą frontą pralaužta realiai, bet faktas yra tas, kad jie nenaudoja šarvuotos technikos ir vis rečiau naudoja šarvuotą techniką, ne dėl to, kad jos nebeturi. Keistai atrodo kai kurių samprotavimai, kad rusams liko tik tai motociklai ir keturačiai. Baikit žmonės, ta prasme, visa statistika rodo, kad dabar visa pramonė pajungta yra kariniai gamybai, rusai pasigamina daugiau negu kad netenka. Elementariausiai nėra prasmės. Lengvumas ir greitis yra tie du faktoriai, kurie šiandien leidžia judėti į priekį. Tai mes atsidūrėm situacijoje, kai karybos istorija nežino, ką daryti. Prieš stiprią gynybinę liniją, ešeloną ir taip toliau, mažino ar ten surodykino. Tiesiog gal rusai dabar irgi galvoja, tankai jau nebeveikia, nes kaip ir kalbėjai, mažos tos grupelės, jos yra daugiau darimas tam, kad kažką daryti, ir sekinti ukrainiečius irgi. Ir dabar visi turbūt suka galvas, o kaip yra galima paimti galingą gynybinę liniją be konvencinių įprastų priemonių, tai yra didelio šarvo. Ar aš teisingai mąstau? Tai veikia, tai tame ir esmė, paradoksas tame ir yra, kad tos mažos, mobilios, greitos grupės, jos duoda rezultatą, jisai nėra toksai iš karto. Frontas kristų iš karto. Bet jis toliau stumasi į priekį, tai yra faktas, to nepaneigsi. Tai yra sunku, tai yra daug netekčių ten ir taip toliau. Bet tai yra tas kelias, kurį išbandė N visokiausių variantų, jie dabar pasirinko ir kuris veikia. Nieks neneigia, nei rusai, nei patys ukrainiečiai, nei kažkas tai kitas neneigia, kad tai veikia. Tai yra patiria daug gyvosios jėgos nuostolių, bet faktas tas yra, kad juda į priekį ir kol kas kitų būdų nelabai matosi. Ir ateityje nesimato kol kas kažkoks sprendimas, kurio dar nėra buvę. Gerai, dabar tos mažos grupės, aš tiesiog bandau įsivaizduoti, jų daug, ten leidžia jos nuo 7 ten iki 15, jie juda, jie greiti, jie labiau gali daugiau šansų įsigelbėti nuo drono dėl greičio. Ir ukrainiečiai traukiasi, aš taip manau, dėl to, kad jie tiesiog tausoja savo žmonės ir jie po truputį atiduoda tą 100 metrų, 100 metrų, 100 metrų.
Jie traukiasi ne tik tai dėl to, kad tausoja žmonės, bet dėl to, kad negali išlaikyti elementariausiai tų linijų, nes vienaip ar kitaip to personalo stygius yra ir jisai jaučiamas, ne visur yra užpildyti ruožai vienodai. Ir elementariausiai, jeigu čia kaip vanduo, jeigu nuolatos kapsi, tai jisai ir prakapsė, laiko klausimas, kada prakapsės. Tai dabar dėl to ukrainiečių yra didžiausias galvos skausmas, kaip tą dronizaciją perkelti į sekantį lygį, tai yra į automatizavimą, tai yra pilna. Tai kai dabar... Turime, aišku, dirbtinį intelektą, kuris jau optiškai atpažįsta ir taip toliau. Jo, esmė yra tame, kad šiandien vieną droną valdo vienas operatorius. Ir tu gali jo leisti labai intensyviai juos ten ir taip toliau, bet tu vis tiek atsimuši į fizinę ribą, į žmonės. Tai realiai mes išleisdavom maksimum 35 dronus vienas operatorius per parą. Tai esmė yra tame, kad dabar technologijos jau leidžia padaryti taip, kad vienas operatorius valdytų nebe vieną droną. Ir link to yra einama. Tai ir čia ne tik tai kalba eina apie dronus ore. Tai daug kas klysta suprimityvindami šitą visą vaizdą. Kalba eina apie žemę, jūrą ir orą. Ir dar plus ne tik tai apie atakas, bet apie oro gynybą ir žvalgybą. Tai va kas apima visus šitos dalykus ir jeigu vienas operatorius gali valdyti jau spiečius tų bepiločių sistemų, tai tada jau keičia iš esmės viską. Tada užnugaris lemia daugiau negu kad prieš akis. Personalo trūkumas, kaip dramatiškai ten yra. Mes matėm tos baisius kadrus, kur TCK gaudo, rusai iš to daro didelę propagandinę pompą, ukrainiečiai visiškai nenori kariauti. Kaip yra iš tikrųjų? Tai visko yra. Visko yra. Kitaip paklausiu, ar vaizdas yra tragiškas, ar vaizdas yra iš 10-5, ar dar geriau? Tai manau, kad vidutinės yra, tai prasme, natūralu, kad čia yra propagandinio karo dalis tų rodymai, tų TCK vaizdų, jau nekalbant apie tos vadinamas diversijas padėgimus, rusai mėgina parodyti, kad čia ukrainiečiai patys tipo sprogdina ir degina TCK, kai tuo tarpu visiems yra aišku, kad jie samdo per telegramą ten tuos pačius vaikus, nepilnamečius už užmokestį, kad jie darytų tos dalykus. Tai... Kalbant apie telegramą ir TikTok, aišku, tu puikiai žinai, pulkininkas jau pakeltas iš pulkininko leitenanto Eidzelis, Šaulių sąjungos vadas, teigia, kad reikia šitas platformas dvi uždrausti Lietuvoje, su kuo aš absoliučiai sutinku, ir tai reikėjo daryti ne tai, kad vakar, o užvakar. Kaip tu manai, ar tai yra iš principo įmanoma, ar tai Lietuvos vyriausybė gali ką nors padaryti? Tai technologiškai viskas yra įmanoma, klausimas tik tai ar uždrausti, ar bandyti kontroliuoti tos dalykus. Prasme, bet čia yra labai daug didelė dalis operatyvinio darbo, tai ką ukrainiečiai ir daro. Jie neuždraudinėja, jie dirba ir ten gaudo ir prevenciškai dirba su visais šitais dalykais. Tai pas mus, nežinau, arba turim skirti lėšų tam operatyviniam darbui, arba uždrausti. To neatrodo, kad policija turėtų jau atsidaryti naują kažkokį padalinį tokiems tikslams vykdyti? Tai man atrodo, kad mes strigę esam 60-osiuose, kur tik tai nepažiūrėsi. Ta prasme, pas mus tos technologinės naujovės taip sunkiai skinasi kelią, kad niekaip negalim nuo savo to valstietiško mentaliteto pabėgti. Ta prasme, laukim
turim mums kažkas tai jau padaryti aplinkui visi ir pradėti baksėti. Čia tiesiog žmogiška ir mūsų kaimynai gal ten pat. Aš visai prieš tą, kad lietuvis džiaugiasi, kad lietuvio tvartas dega, nes tą posakį turi visos etinės grupės, bent jau aplinkui mus. Aš neišskirčiau tą prasme, bet aš išskirčiau tą dalyką, kad mes esam labai uždari naujojam ir tai buvo tradiciškai visą laiką tarpukariai, taigi lyginant tos pačius lietuvius ir latvius. Lietuviai važiuodavo uždarbiauti į uostus Rygos, net turėjo kažkokį pavadinimą, ten juodadarbiams lietuviams švietimas Lietuvos buvo. Leišiai, Latvijai. Tai ir lygiai tas pats, ta pati tradicija tęsiasi. Aš netrukus pataisysiu, nes 40-mečio į pabaigą jau Lietuvos kariuomenė buvo geriausia vertinama iš Baltijos šalių ir Lietuva darė tai, ką maždaug Lietuva ir dabar padarė nuo 91. Mes lėtai kinkėm, bet užtat dabar greičiau važiuojam. Gal čia mano idealizuota. Apie Telegramą ir TikToką. Tu žinai, kad 5 kolona Lietuvos, visi tie Furmanavičiai, visi tie Janutinis, jie klaikiai, neadekvačiai per klaikiai, jie supyksta visada, kas nors pasako iš krovės. Bet šiuo atveju jie tiesiog sprogo iš įsičio, kai sužinojo, kad Idzelis nori, siūlo uždrausti TikToką. Ir tu kiek nors monitorini Lietuvos 5 koloną? Ne, per daugiausiai neturiu tam laiko ir nežinau, ar čia labai produktyvu juos ten monitorinti, žinoti, kad jie yra vienas dalykas, o ten, nežinau, aš asmeniškai manau, kad mes turim truputį daugiau problemų ir didesnių, negu kad kovoti su tais pačiais litvinistais ar nežinau, mėginti argumentuoti, dėl ko ten Janutienė kažką tai blogai, taip sako. Sveika įdomu dėl to, kad tu matai tiesiog tendencijas, tu gali tada prognozuoti, koks bus sekantis Kremliaus propagandos žingsnis. Jo, galbūt, bet tai kam paslaptis, kad ten Lietuvoje kokį 30% Lietuvos gyventojų realiai yra sovietmečiai išsiilgę vatnikai. Tai ką tame kontekste daro šitą reiškia ten kokias Janutienės ar Furmanavičiai. Tai prasme, jie elementariausiai, jais turėtų užsiėminėti mūsų spec tarnybos, nes jie mobilizuoja savo auditoriją. Ja. Realiai. Ir jie, kam jie tą daro? Realiai ta istorija sukasi ratu. 39-40 metai. Taigi lygiai taip pat dalis Lietuvos visuomenės veikėjai flirtavo su ta Rusijos ambasada. Vaikščiodavo ten į tos vakarėlius ten, ir taip toliau. Ir į ką tai išvirto? Į savanorišką Lietuvos prisijungimą prie Sovietų sąjungos. Jo nebuvo savanoriško. Nebuvo savanoriško, bet kai buvo pateikta ir atstovai buvo. Realiai buvo. Tai dabar tie lygiai taip pat tie atstovai ir yra rengiami. Ta prasme, nieko šitam kontekste, nieko naujo. Aš tai tikiuosi, kad VSD jos visus seka, tik tokios Janutienės ir Furmanavičiai čia yra tie, kur garsiai loja, o tie, kur realiai kažką dirba, jie patiliukais ir jie seka nešti. Aš labai skeptiškas dėl VSD, dėl antro departamento darbą ir taip toliau. Todėl, kad aš manau, kad jie užsiema šiandien ne išorės tų pavojų identifikavimo, užkardimo, o sostų karais viduje. Realiai jie yra įrankiai mūsų vidinių grupuočių kovų. Mes matom, kas yra ten, ateina vieni į valdžią, ateina kiti į valdžią ir visiems realiai yra šalies gynyba ir šalies klausimai yra totaliai dzen palyginti su jų asmeniniais dalykais. Esu įsitikinęs. Prasme, vidinės sostų kovos ištisai. Čia žiauriai skamba. Aš girdžiu, ką tu sakai ir to visada yra, nes žmogus yra žmogus. Yra karjerizmo, konformizmo ir taip toliau, bet taip jau nurašyti, gerai.
Grįžkim truputį prie globalių dalykų Ukrainos kontekste. Tiesiai šviesiai pasakyk man, Amerika nusigręžia nuo ginklų tiekimo, nepaisant šios geros žinios ryte. Ar Europa yra pajėgi išmušti Rusijai dantis, kad jinai liktų už sienų? Tai yra kai kurių sričių, kurių Europa nedengia. Ta pati oro gynyba, puikiai žinom, galbūt ten dar palydovinė žvalgybinė informacija, bet iš esmės manau, kad jeigu Europai užtektų valios kaip pripažinti, kad ten yra mūsų priešakinės linijos ir rimtai į tai žiūrėtų, tai aš manau, kad pilnai išlaikyti tą status quo, kuris yra dabar, Ukrainai užtektų su Europos pagalba. Tai viso labo reikėtų, nežinau, kas čia, ar Kubilius minėjo, kad Andrius Kubilius. Kad 2,5% ten skirti Ukrainos gynybai, Europos Sąjunga, kad skirtų ten Europos šalis kartu. Ir tai leistų elementariausiai toliau prieš. Kur kas mažesnis procentas reikalingas, tai net procento nesiekia, tarsi čia... 0,25, 0,, net ten kablelį padėjau. Tik tiek. Kritika Zelenskiui, jinai amžina kaip ir bet kuriam lyderiui, ypač karo metu, kai visi pavargę ir nervuoti. Kaip tu pats jį matai? Aš truputį praplėsiu. Čia man atrodo, pats Armaitis Rimas parašė ir tu ten pakomentavai, yra suirzimas Zelenskio. Tačiau ar jam lengva yra? Kaip tu pats įmatai jo? Grįžtam prie klausimo formuluotės. Tai situacija yra ne vienareikšmiška, jeigu kalbėti apie esamą padėtį, tai vienareikšmiškai jisai yra tinkamas žmogus tinkamai vietai ir tinkamų laiku. Prasme, kaip kažkada berods apie Čerčilį kalbėjo, kad taikos meto buvo nelabai koks nevykęs vadovas, bet karo meto vienareikšmiškai buvo tas, kurio būtent ir reikėjo. Tai Zelenskis daug dalykų padarė ne vienareikšmiškai vertinamų pačių ukrainiečių karo pradžioj, tas pats ten karo neigimas, ten nepasirengimas ir visi kiti dalykai, dėl ko buvo daug problemų pirmomis karo dienomis. Tačiau, kaip ten bebūtų, dabar jisai tvarkosi, sakyčiau, puikiai. Nežinau, kas galėtų geriau tvarkyti. Taip aukštai vertinai, tai čia smagu girdėti. Aš intuityviai jaučiu, kad taip ir yra, ko gero, bet tu ten buvęs ir tu geriau žinai. Ukrainiečių karių požiūris yra, reiškia, daugiau teigiamas negu ne. Visoks karių požiūris yra toksai, kad kariai nelabai gali atleisti jam už tos jo feilus karo pradžioje. Prasme, natūralu, kad žuvo daug žmonių, kurie galėjo nežūti, prarasta daug teritorijų, kurių galima buvo neprarasti. Čia tavo jau minėtas jo karo neigimas, ne, iki pat jo pradžios. Tai ne tik tai karo, tai Chersonas prarastas, tai ten jo partijos atstovai buvo atsakingi už ten tų teritorijų gynybą, ten rusai pravažiavo ten 100 kilometrų, nesutikė absoliučiai jokią pasipriešinimą ten ir taip toliau. Tai yra tų dalykų, bet taip pat nieks neneigia, kad jisai dabar daro praktiškai viską, kas įmanoma. Tu parašei komentarą po Rimo Armaičio tekstų. Žvelgdamas į visą šią situaciją iš šalies, priėjau prie tokios išvados. Šalia skepticizmo, kurį dronizacijos atžvilgiu demonstruoja tiek kariuomenės vadovybė, tiek krašto apsaugos ministerija, egzistuoja dar viena rimta problema. Tiek vienoje, tiek kitoje instancijoje trūksta žmonių, kurie šią sritį išmanytų giliau. Iš esmės, kariuomenė turėtų teikti ministerijai karinį patarimą, o ministerija formuluoti reikalavimus ir vykdyti įsigijimus. Tačiau dabar kariuomenė nesugeba pateikti aiškaus patarimo, kodėl
Krašto apsaugos ministerija jų ieško verslo aplinkoje. Rezultate turime tai, ką turime, kol mūsų kaimynai imasi veiksmų, mes vis dar trypčiojame vietoje. Tu pagarsėjęs savo skepticizmo ir ko gero teisėtai, ar tai viskas blogai, ar tu matai kokį nors poslinkį, Šakalienės atėjimas į postą, ar geriau ar blogiau už Kasčiūną, primityviai klausimą, pakomentuok visą tai. Labai blogai viskas. Labai blogai viskas. Labai blogai. Tai prasme, aš anksčiau buvau netgi didesnis optimizmas, kuo labiau susipažįstu su situacija, tuo daugiau pesimizmo. Prasme, tie patys vis atkartojami naratyvai, kalbant apie, tarkim, kariuomenės modernizaciją, dronizaciją ten ir visus kitus dalykus. Tai vėlgi prisiminsiu, aš klausiau ne visą iš eilės, bet tarpais užvakar, man atrodo, Anužė interviu su Šakaliene. Ja. Kiek kartų Anužis pasakė, ar ne? Nu, tiek to, neatsakyti. Tai jisai teisingus klausimus uždavinėjo, bet jisai buvo perdėm taktiškas. Aha. Na, nespaudė dėl... Tau laikas savo podcastą pradėti, Arūnai? Kažkada. Nemanau. Ir nespaudė iki galutinio atsakymo ir kaip yra su politikais. Jiems užduodi vieną klausimą ir jie gali 2 valandas kalbėti. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.